Mes keliaujam iš Klaipėdos į Kauną. Mūsų Vytenis sutiko pavežti. Tai labai faina, vat vyrai labai diskutuoja apie visas savybės. Vat Vidas labai domisi elektromobiliais. Ineta, mes jau judėkim, nes Vytenis jau mane žino, kad taip, jau pušina. Pirmą kartą vairuoju elektromobilį. Žiūrėsim, kas bus. Viskas. Va, kas yra iš tikrųjų, nu? Bet aš vairuotojas, žinai, esu kol kas labai toks savotiškas, tai kad aš nevairavau iki šito automobilio. Aš pagalvojau tik tai, kada bus elektromobiliai, pradėsiu, tai kad tai iš tikrųjų komfortas. Pirmiausia, pigų, žinai, 100 kilometrų, kiek reikia tų kilovatvalandų. Nu, jeigu vidutinis kokių 15-17, tai įsivaizduok, koks skirtumas pinigėlių. O kiek čia 1 kilovato kaina dabar? Neatsimenat? Čia kiekvieną dieną dabar keičiasi, bet vis tiek tai yra ne benzino kainos. O pasakyk, prisipažink, juk pirmą kartą sėdi tokiam automobilį. Vidai, gerai, ne? Nu, pojūtis geras. Žiūrėk, visiškai puikiai. Absoliučiai. Bet čia dėl to, kad keliai geri. Taip sklandžiai važiuoja. Iš tikrųjų, net žmonės skundžiasi, kad kol kas nėra labai daug aikštelių ir jie turi problemas pasikrauti. Bet čiagi yra laikinas dalykas. Ir jų dabar tikrai daugėja. Jų daugėja, absoliučiai. Ir va dabar mums iš pajūrio lekiant jokios problemos. Palauk, nuvykim sveiki į Kauną. Palauk. O yra kažkaip tai pasižiūrėti, kaip galima, kur tos stotelės išdėliotos, yra kažkokia turbūt programėlė. Internete viskas yra puikiai. O kadangi jų vis bus daugiau, man labai įdomu tai, kad rašo, kad asmeninėse valdose bus netgi, tu supranti, tu galėsi pas mane užvažiuoti ir pasikrauti, o per tą laiką aš tau išvirsiu kavos. Labai gerai. Nu ką? Ačiū tau labai. Puikiai, labai džiaugiuosi. Ačiū už kelionę, labai smagu buvo. Puikiai parvažiavai. Ačiū labai, mes dabar, mes, man atrodo, turim jau paskubėti į autobusą. Tu šaunuolis, tu labai gerai vairuoji. Ačiū tau. Čia, man atrodo, mūsų autobusas, ne? Paskutinis transportas. Vežk dviratį nemokamai, geras. Gerai, važiuojam. Nu, aš tai, žinok, esu pavargęs, bet pavargęs tokia gerąja prasme nuo įspūdžių. Mūsų šita kelionė buvo tiesiog visiškai. Negalvojau, kad, aišku, dažniausiai taip elgiuosi užsienį, keliauju tokiu būdu su autobusais, dviračiais ir ten tuo viešuoju transportu, bet labai faina žinoti, kad Lietuvoje visą tai yra įmanoma ir visą tai vyksta. Jo, savo kailiu išbandėm, visa infrastruktūra veikia. Vat ir dabar važiuojam su autobusu, nu jau autobusai, manau, jau daug buvo apie tai kalbėta, kaip čia fainos sąlygos, viską, bet va, gražiausiai sėdi nedardėdamas kažkokiais keliais ir baigi tą mūsų kelionę apsukdamas gražų ratą. O žinai, koks dar vienas yra tikras faktas, kad mes važiuojame autostradą Vilnius-Klaipėda arba Klaipėda-Vilnius, kuri yra taip rekonstruojama, kad maža nepasirodys. Aš mačiau, kad čia yra sutvarkyta, ir čia, ir dar ten vienas ruožas tikrai. Nu, taip. Tai ačiū už gerą darbą su autostrada. Ačiū labai ir ačiū visiems, kurie buvot visas serijas kartu su mumis. Ačiū. Keliaukit ir nustebinkit save. Iki.